Šrekas yra labai purvinas ir jis labai spėda. Tai ateina Šrekas, tai jeigu Šrekai žiūri video, tai neateik, prašau. Prašau, ne. Ar žinot, kad dienos stovykla Megustoje vyksta? Kelkit rankas, kas esat buvę. Ir tu buvai? Kas tau labiausiai įsiminė dienos stovykloje? Kai mes ėjom valgyti, Kai ėjom į zoologijos sodą. ėjimas į parką ir kaip ėjom į vaikų kambarį. Tiko, kai darėm taupyklės. Kad ėjom į zoologijos sodą. Labiausiai įsiminė buvo stalas toksai ir labai intensyviai žaidom visi ir labai dažnai išskrisdavo kamuoliukai, labai fainai. Dar man labai patiko, kai mes ten dažėm Maikį. Jo, liuziukus. Labai patiko ten kažką daryti. Ir tokius, kur paskui reikia auginti, prižiūrėti. Bet labai pavargstu. O tai galvojat, kad šokių dienos stovyklai vien tik tai šokam, ar ne? Ką dar veikiam? Linksminių. Su kaip valgom. Skaniai? Svarbiausia reikia valgyti. Ar skaniai duoda valgyti per dienos stovyklą? Labai. Kodėl galvojat, kad vasarą reikėtų dalyvauti dienos stovykloje vaikams? Kad turėtų ką veikti, nes net dėti namie tai nuobodu ir ten žiūrėti telefoną ar televizorių. Dienos stovykloje tiek daug veiklų ir dar tėvai gali pailsėti. Dar vaikai turėtų kažką naujo pabandyti. Kai šokam ir kai ten kalbamės apie tas stilius, aš prisimenu, kad turi ką įsidėti į galvą, žinosi. Nes Ten mankštą padaryti biški fizinio aktyvumo. to ten labai linksma būna. Kad kaip vasarą nebūtų nuobodu vienam namuose būti, o su draugais. Kad vaikai praleistų gerai laiką, nežiūrėdami visokių ten ekranų. Ir ten gali susirasti draugų. Taip, nes jūs susirandat naujų draugų. Mes susidalyvavai stovykloje, o paskui pradėjai lankyti mūsų šokius, taip? Taip, Ir kaip? labai patinka. Kas planuoja dalyvauti šiais metais dienos stovykloje? Žinot, kad bus dienos stovykla tokia dienos stovykla. Kurie šoka daugiau negu metus, gali dalyvauti dienos stovykloje. Kažkokį turėsim svečią. Tikrai? Taip. Galėtų ateiti ta... Elza? Jo, Elza. Padarytų daug Jo. Šrekas, jeigu ateitų. Ačiū.